Ilgamečiai Lietuvos agrarinių mokslų ir miškų centro partneriai kaip Rapul, New Farm, Bederštatas ir Rovensa Next rengė projektą, kuris bus demonstruojamas centro laukuose. Šiame projekte bus pateikiamos ar tiesiog išbandomos pilnos rapsų ir javų technologijos. Tai yra nuo dirvos paruošimo, sėjos, tręšimo, augalų priežiūros. Ūkininkas turės galimybę susipažinti su visa augalų auginimo technologija. O centro darbuotojai prisidės vykdant šitą projektą, pateiks savo matymus ar pastebėjimus, kad ūkininkas turėtų pilną vaizdą apie demonstruojamą įrangą, priemonės, trąšas, pesticidus. Šiame projekte Bederštat dalyvauja kartu su žemės dirbimo technika ir su siejamosiamis. Prieš tai čia buvo praskusta su lėkštiniu skutiku kereriu, buvo sudygusių pabirų, piktžolio ir buvo nupurkšta su purkštuvu. Kadangi purškimas buvo atliekamas jau po gero lietaus, tai tiek traktorius, tiek purkštuvas įgilino nemažas provėžas, tai teko mums pradirbti su mūsų universaliu skutikliu top-downu. Dirbome kažkur apie 20 cm, kad panaikinti tą suspaustas provėžas. Top-downas, kuris turi e-service sistemą, gali per planšetę būti reguliuojamas skaitmeniniu būdu, tai yra įvedus skaitinę reikšmę, susireguliuos diskai, susireguliuos noragai, susireguliuos išlyginamos lėkštės ir volų spaudimas į dirvą. Tai yra galimybė jį sujungti per izabasų sistemą su traktoriaus navigacijos terminalu ir pats top-downas gali atlikti korekciją darbinio elemento pagal to lauko žemėlapį, tai yra pagal dirvožemio granulometrinę sudėtį. Tai šiandien šitą laukelį sėsime su Tempo L12. Lietuvoje yra gan populiarios TPV12 siejamosios, bet norime pristatyti ir prikabinamą modelį, kuris turi važiuoklę, kuris turi bunkerį trąšom, tai yra 3000 litrų talpos bunkeris. Galima ant šitų modelių užsakyti ir 5000 litrų talpos bunkerį trąšų. Šitas modelis yra gan kompaktiškas, susilanksto į 3 metrus važiavimo plotį. Taip pat yra galimybė keisti eilutes. Turime 12 eilučių, galima išimti 4 ir turėsime 8. Tai dabar tarpueilis šitų modelių yra 45 cm, išėmus 4 eilutes ir padarius 8 turėsime 75 cm. Tai reiškia, šita mašina gali sėti tiek rapsą, tiek cukrinius runkelius ir kukurūzą su 75 cm tarpueiliu. Šis sėjamoji komplektuojama su hidrauliniu tarpvyzdžių reguliavimu ir ratus galima sureguliuoti taip, kad jie eitų į tarpus tarp jos eilučių, nesuspaudžiant tos vietos, kur bus sėjama sėkla. Kaip matot, šitas Tempo L modelis turi truputį ir didesnės talpas, tiek sėklom, tiek startiniam trąšom. Čia yra 90 litrų talpa, o startiniam trąšom jau 30 litrų, tai yra daugiau negu Tempo V12. Startinės trąšos atiduodamos kartu su sėkla į tą pačią eilutę per šitą vamzduką, o kompleksinės trąšos atėjusios iš to didelio bunkerio eina šalia jos eilutės ir į kitą gylį. Tai mums leidžia išgauti iš tos mašinos dar didesnį efektyvumą, tai yra panaudoti tiek startui reikalingas trąšas, tiek kompleksinės, kurios jau reikalingos vėlesniam augalų vystymuisi, tai yra, kada jau šaknis eina giliau ir pasiima giliau esančias trąšas. Projekto metu pristatysime savo selekcininkų Rapul ir Satin Union veisles. Šiame lauke turėsime žieminių rapsų, žieminių kviečių, vasarinių miežių, pupų ir kukurūzų laukelius. Na, bet pradėkime nuo svarbiausių augalų, kuriuos šiandien pasėsime, tai yra žieminių rapsų. Gera augalų sveikata visada buvo rapsų lankstumo pagrindas. Į ateitį besiorientuojanti Rapul selekcija orientuojasi į naujos kartos hibridų seriją, kuri pasižymi gerų derlingumu, gerai subalansuotų agronominių savybių komplektu bei geresnė stiebo sveikata. Šiame projekte pristatysime 4 derlingas ir stabilias veisles, kurios jau sutinkamos rinkoje. Pirmoji – Triathlon. Veislė pasižyminti ypatingai gerų žiemkentiškumu, kurį puikiai įrodė tiek privačiose, tiek oficialiuose bandymuose Švedijoje. Didelė biomasė ir galinga šaknų sistema suteikia atsparumą klimato keliamam stresui. Taip pat šią veislę šiame bandyme sėsime keliomis skirtingomis sėjos normomis. Antroji veislė Manhattan. Tai puikus subalansuoto sveikatingumo, derlingumo ir stabilumo derinys.
Įrodytas net 6 šalyse oficialiuose bandymuose, kur derlingumas gerokai viršijo standartinių veislių vidurkį. Janoš ir Teksas tai naujausios genetikos itin gera sveikata pasižymintis hibridai. Itin ilgai išlaikantis žalią stiebą, todėl augalas gali brandinti sėklas iki pat pjovimo dienos, netgi vyraujant sausrai. Janoš tai plačiausiai ištirta veislė Europoje 2023 metais. Pagal brandą Janoš priskiriama vėlyvesniųjų veislių tipui. Išskirtinis sveikatingumas garantuoja didelį derliaus potencialą ir stabilumą. Veislė Teksas lyderiaujanti veislė net ir sudėtingomis augimo sąlygomis. 2023 metais tarp visų Kauno bandymų stotyje tirtų veislių veislė Teksas pasiekė aukščiausią derlingumo lygį. Šiame bandyme visos sėklos yra apveltos Lumipoza insekticidiniu beicu, kurį pirmieji pristatėme Lietuvos rinkoje. Šio preparato dėka augalai įgauna papildomą apsaugą nuo vabalų, taip pat energingesnį vystymąsi iš rudens. Kad būtų įdomiau, šiame lauke visų veislių laukeliai vienoje pusėje bus auginami naudojant standartinę technologiją, kitoje pusėje turėsime laukelius, kuriuose nenaudosime fungicidų. Taip galėsime įsitikinti dar geresnių augalų sveikatos potencialų. Taigi sekite naujienas, ieškosime praktinių sprendimų, kuriuos pritaikysime ūkyje. Kviečiame ūkininkus stebėti 4 įmonių Vederštat, Rapul, Rovensa Next ir Nufarm naują projektą, kuris vadinasi Kas vyksta lauke. Šį projektą atliksime kartu su LAMC žemdirbystės instituto specialistais. Stebėkite mūsų projektą įmonių Facebook'o puslapiuose ir socialinėje medijoje. Kviečiame žiūrėti.